Užsirašiau klausimus, vienam ekrane čia prieš save turiu klausimus, o kitam ekrane kartu žiūrim į šitą appso vaizdą. Ir pirmas dalykas, man atrodo, buvo, kaip ten tą laiką nustatyti, kad būtų galima ir po 10 valandos padaryti rezervaciją. Čia turiu demo accountą savo, su kuriuo testuoju. Atsidarysiu kalendorių, pirmadienį ir pas jūs esu įrašęs buvo, taip, spaudžiu darbo laikas, darau daugiau valandų ir pridedu nuo 7:30 iki 10:30. Žmonių nustatyta 15 į vieną tą laiko tarpą, rezervacijos trukmė 60, tarp kitko nežinau, ar jūs pastebėjot ar net, šitie klaustukai yra ne šiaip savo, jos paspaudus rodo truputį informacijos ir jinai yra dinamiška, tai jeigu jūs keičiate čia laiką, tai yra pavyzdžiai sudėti, kad nereiktų kažkur bėgiot, lakstyti ir matytųsi vietoj. Bet čia nesusiję. Taip, dar pas jūs buvo pažymėta skirstyti kas 15 minučių ir kartojimai kiekvieną pirmadienį. Tai toks kaip kiekvieną pirmadienį, va štai kaip grafikas yra treniruočių. Spaudžiu saugoti ir einu pažiūrėti, kaip atrodo klientui. Klientui šitas demo profilis, tai klientas mato visą trenerio puslapį ir rezervuoti laiką. Spaudžiu ir matau, kad pirmadienį yra dabar tokie laiko tarpai. Galiu spausti ant bet kurio ir visi jie yra, kadangi iš vieno intervalo nustatymų, tai visi jie turi tą 15 vietų limitą. Ir kas čia gaunasi, kad, pavyzdžiui, paimsiu patį pirmą, tai nuo 7:30 iki 8:30 yra nustatyta, kad į šitą intervalą gali rezervuotis daugiausia 15 žmonių, o už 15 minučių, nes pažymėta buvo, kad skirstyti kas 15 minučių, vėl 15 žmonių gali rezervuoti. Tai aš nežinau, ar jūs tikrai to norit, ar toks ten srautas pas jūs, galbūt, aš tikrai to nežinau, bet kaip klientui man atrodo, kad ten baisiai daug žmonių gali būti, jeigu kiekvieną kas 15 minučių, po 15 žmonių ir kas ten į mane dėmesį kreips, kai aš darysiu lateral raise ar kažką tais. Nesvarbu, bet jūs geriau žinot savo grafiką. Bet šitoj vietoje yra jūsų klausimas, kad paskutinis intervalas yra nuo 9:30 iki 10:30. Ir gaunasi lygtais, kad nėra galimybės kaip rezervuoti 9:45 turbūt norėtųsi dar, kadangi kas 15 minučių ir 10 ir 10:15. Tai taip dabar yra šita sistemėlė mano padaryta, kad skirstimas yra, kadangi jūs nustatėt vienos rezervacijos trukmę valandos laiko, tai jeigu čia būtų jau 9:45, tai treniruotė ar rezervacija baigtųsi 10:45, kas jau nebetelpa į tą intervalą iki 10:30 ir dėl to šito laiko čia nerodo. Tai ką daryti tokiu atveju? Grįžtu dabar vėl į trenerio, kaip treneris valdo. Tai net aš šiaip nežinau, ar jums apskritai rodyti šitą dalyką, bet parodysiu vis tiek. Toks truputį kaip hakas, bet jisai turėtų suveikti. Tai tiesiog reikia padaryti persidengiantį grafiką. Kaip tą padaryti? Visai įdomiai. Spaudžiu pliusą ant kitos valandos ir dabar tempsiu šitą į viršų, kad užliptų ant prieš tai buvusio grafiko ir užliptų nuo 10 valandos. Ir dabar pasidarė kaip du stulpeliai. Nes jie persidengia, tai kad nebūtų vienas ant kito, tai rodau šalia. Atidarysiu nustatymus šito ką tik pridėto intervalo. Nustatau tos pačius dalykus, 15 žmonių, kad būtų, bet čia rezervacijos trukmė, kadangi bus iki 10:30, tai jau nebegali būti valanda, nes būtų ilgiau. Tai nustatysiu 15 minučių ir skirstyti irgi kas 15 minučių ir tegul kartojasi. Saugoti. Ir tik tais ko nepadariau, tai nepadariau iki 10:30, tai paimsiu ir tempsiu dabar iki 10:30. Ir čia šitą bedarydamas, ir dėl ko truputį užtrukau nufilmuoti, tai dabar, kai yra toks mažiukas siaurutis grafikas, tai jo paspaust nėra kaip. Ir pamačiau, kad bugas, nėra kaip paspaust. Paspaust galima ir tik tai tempti, bet įlysti į nustatymus nėra kaip. Tai turiu ką pataisyti. O kaip įlysti į nustatymus, tai irgi hakas. Ištempt, nustatyti, ką reikia, išsaugot ir tada vėl sugrąžinti. Biškai nesąmonė, suprantu, bet teks man galvoti, kaip sutvarkyti šitą. Taip,
baigiau darbo laiko nustatymus ir dabar einu kaip klientui pažiūrėti, kaip atrodo. Vėl grįžau į trenerio profilį, į trenerio puslapį kaip klientas, spaudžiu rezervuoti laiką ir dabar kaip čia atrodo, tai tie patys intervalai, kurie buvo anksčiau, bet pačiam gale yra dar nuo 10 valandos ir 10:15. Ko nėra, tai 9:45, tai pabandom sutaisyti. Vėl grįžau, dabar vėl esu treneris, spaudžiu darbo laikas ir čia nutemsiu, kad būtų nuo 9:45. Ir dabar turbūt užteks šito aukščio, kad jau dabar jau galima paspausti nustatymus. Taip, dar pasakysiu niuansą tokį, kurį turbūt irgi man teks pataisyti. Aš taip galvojau, kad jeigu laiko intervalas, va kaip čia šitas, yra toksai siauras ir mažas, tai greičiausiai jam nereikia daug visokių nustatymų. Ir jeigu dabar jį atsidarau, tai rodo tik tais nuo iki ir kiek žmonių. Ir čia turbūt klaidingai galvojau ir teks man šitą irgi pataisyti, nes jeigu intervalas yra ilgesnis, tuomet nustatymų yra daugiau. Tai ir trukmė, ir pertrauka. Jo, tik trukmė ir pertrauka. Tai tikriausiai teks man šitą pataisyti, kad visus nustatymus tiesiog rodytų visada. Ir, kaip gerai, su jūsų visokiais šitais variantais, man ir atsiranda ką pataisyti, apie ką aš pats ir nesugalvočiau. Grįžau vėl atgal pas kliento vaizdą ir klientas nori rezervuoti. Kalendoriuje daug intervalų ir dabar yra ir 9:45 ir iki 10. Tai toks tas būdas, jisai yra toksai truputį, nežinau, hacky, toks lyg sukčiavimas būtų, bet taip veikia ir veikia, gal tik nelabai patogu, bet šiaip galbūt jums čia patogiau, aš nežinau, jūs tikrai geriau žinot savo grafiką, aš galvoju, galbūt tai turėtų būti tiesiog trumpesnė trukmė vienos rezervacijos ir tada nereikėtų šito iš vis daryti, bet tada minusas, kad žmogus, tai yra klientas, matytų ne nuo 7:30 iki 8:30 pavyzdžiui, o nuo 7:30 iki 7:45 ir atrodytų tada, kad tik 15 minučių. Tai, nežinau, čia jau jums spręst, kaip geriau tą padaryti. Taip, šitas klausimas, tada buvo kitas klausimas apie jeigu nuo 11 iki 3 norite turėti asmeninės treniruotės, tai galit spausti rezervaciją ir tiek. Ir aš nežinau, ar tai yra tiesa, bet man pasirodė, kad čia gali būti susipainiota tarp kas yra rezervacija ir kas yra tas intervalas, kurio metu galima klientui kurti rezervacijas. Tai yra tokie kaip du dalykai. Vienas yra, jeigu paspausiu čia ant valandos kažkurios, yra mygtukas kurti rezervaciją. Ir šitas dalykas reiškia kaip Google kalendoriui eventas. Tai reiškia, kad jūs jau žinot tiksliai kada ir kiek ir kokie dalyviai dalyvaus ir tokį galite išsiųsti kaip nuorodą kitiem prisijungti. Tai čia yra, kai žinot konkretų laiką. O kai nežinot konkretaus laiko ir, pavyzdžiui, norit, kad būtų laiko tarpas nuo iki, kada jūs dirbat, tai kaip darbo valandos, ir į tą laiko tarpą ne jūs pats kuriat rezervacijas, o klientai. Tai čia yra šitas darbo laikas, kurį čia aš prieš tai stumdžiau. Tai jūsų klausimą atsakant, nuo 11 iki 3, jeigu noriu asmeninių treniruočių, paimsiu kitą dieną, pavyzdžiui, antradienį ir darbo laiką nustatysiu nuo 11 iki 3. Asmeninė treniruotė iš esmės reiškia, kad kiek žmonių skaičius yra vienetas. Ir į šitą skaičių neįeinat jūs pats, įeina tik tie, kurie ateis į rezervaciją. Tai šiuo atveju, jeigu vienas, tai viskas asmeninė treniruotė ir jau labiau asmeninė negali būti. Jeigu čia yra 2 arba daugiau, tai jau viskas, tai yra grupinė treniruotė. 2, tarkim, sakykime, porų treniruotė, bet koks didesnis skaičius jau yra grupinė. Bet tai yra esminis skirtumas tarp asmeninė ir grupinė treniruotės, tiesiog nustatymas kiek žmonių. Tai šiuo atveju, jeigu nuo 11 iki 3 jūs primat asmeninės treniruotės, tai štai nustatot tokį laiko tarpą, kiek žmonių, kiek viena rezervacija gali trukti, kokią pertrauką, jeigu reikia, galima tą ir skirstymą padaryti, tegul ir padarysiu kartojimą. O kitas laiko tarpas yra nuo 3 iki 7 grupinės. Tai nuo 3 iki 19 valandos yra grupinės ir čia jau nusprendžiat, kiek tų žmonių jūs galit priimti daugiausia. Tai, nežinau, tarkim, 10 ar 15 ar, galite ir 100 nustatyti, jeigu reikia.
ir panašus nustatymai. Trukmė, pertrauka, skirstimas ir tegul irgi kartojasi. Tai šitą dalyką nustačiau antradienį, ar tiksliau antradieniams, visiems antradieniam, nes kartojasi. O klientui paspaudžiu ant antradienio ir matau, daug čia tų laikų yra ir kai jų daug, tikriausiai reiks padaryti gražiau, kad būtų, nes ypač kai yra skirstimas kas 15 minučių, tai toks ilgas sąrašas pasidaro. Bet čia gali matyti, kad nėra jokio papildomo užrašo, tai yra tiesiog rezervacija su kliento ir trenerio kaip asmeninė, o jeigu klientas pasirenka kokį nors laiką, pavyzdžiui, 16 valandą, tai mato čia užrašą, kad tai yra grupinė rezervacija. Ir spaudžia gali rezervuoti. Tai dabar klientas parezervavo 23 dieną, čia demo tas klientas, 4 valandą nuo 4 iki 5, čia turiu iš anksčiau, galiu ištrinti, kad nesimaišytų. Nuo 4 iki 5 klientas rezervavo laiką. Grįžau, dabar jau vėl aš tapau treneriu netikėtai. Ir trenerio šitam lange 23 dieną yra ta viena rezervacija. Ir jinai buvo nustatyta kaip, kad priimanti daugiau žmonių negu vieną, vadinasi, tai yra grupinė rezervacija, čia yra skaičiukas, 1 iš 10 rodo, kiek žmonių gali, kiek yra ir kiek gali iš viso būti. Ir jūsų vienas iš klausimų buvo, kad jeigu į grupinę rezervaciją prisijungia daug žmonių, tai ar reikia kiekvieną iš jų patvirtinti? Tai nereikia kiekvieno, reikia tik tais pirmą. O taip yra todėl, kad tą dariau tam, kad kai pirmas žmogus rezervuoja laiką, tame tarpe, kurį jis nustato, ten tarkim nuo 3 iki 7 ar kažkokį, tai kad jūs tikrai užtvirtintumėt, jog jūs dalyvausit pats kaip tos treniruotės vedlys, kaip savininkas treniruotės. Tai jūs tik patvirtinat pirmą rezervavusi tą laiko tarpą, galima irgi komentarai vest, bet nebūtinai, o kiti dalyviai to neturi daryti. Tai yra kiti dalyviai, kurie prisijungia prie šitos rezervacijos, jau jums nereikės jų patvirtinti. Tai galim pabandyti, aš dar vieną profilį turiu demo, su kuriuo čia testuoju ir jisai yra tiesiog vardas Septima. Ir ten buvo 23 dieną nuo 4 iki 5. Dabar jau rodo, kad tai yra grupės rezervacija, bet dar liko 9 vietos, vadinasi kažkas jau tiksliau klientas žino, kad ne vienas dalyvaus šitoj rezervacijai. Ir yra mygtukas neberezervuoti, o prisijungti, nes rezervacija jau yra nustatyta lyg veikiant, kaip veikianti, kad jinai įvyks. Ir žmogus, jeigu yra nebe pirmas, tai jisai prisijungia, kaip prie kokio įvykio. O jum kaip treneriui, aš dabar grįžau vėl į trenerio vaizdą, tai jum kaip treneriui kažkokio papildomo patvirtinimo daryti jau nebereikia. Jeigu atšauksit, vadinasi atšauksit visą, jūs kaip vedėjas šitos grupinės rezervacijos, ir jeigu ją atšauksit, vadinasi atšauksit rezervaciją visiems. Čia taip pat dar galima valdyti, jeigu yra koks nors piktybinis, pavyzdžiui, žmogus, kurio nenorit, kad jis į rezervaciją ateitų, tai galima jį paimti ir pašalinti. Nebūtinai piktybinis, galbūt jums praneša kas nors, kad negalės dalyvauti, ten susirgo ar kažkaip panašiai, ir tada irgi galbūt yra naudinga, nes taip jūs atlaisvinat vietą ir gali kitas žmogus prisijungti. Taip, tauškiu čia daug, tikiuosi aiškiau, man irgi aiškiau, o jeigu ką, tai visada laukiu klausimų ir pasistengsiu atsakyti. Tai va, iki.